Mauzeri, a jūs pastebit 2020 metų sindromą? Pastebit, taip? Nu, gerbiamasai, nepastebiu. Tai koks jūs politologas esat po šito? Nu gerai, ateikit arčiau, aš jums papasakosiu. Čia yra tada, kai vieną kartą Zuokas važiavo riedžių per Vilnių. Reiškiasi, važiuoja Zuokas riedžių per Vilnių. Važiuoja ir staiga į bordiūrą jablinkšt Zuokas. Ir nukrito ant žemės. Nuvirto. Jablinkšt galva į asfaltą. Žiežirbos, kaip pas multfilmą aplinkui sukasi. Liežuvį iškišęs, akis žvairuoja, atsisėda ant užpakalio, įsako Zuokas. 2020 metais Vilnietis uždirbs vidutiniškai 6427 litus. Sako Zuokas. Nu, vienas Zuokas, žinokit, ne pavasaris, nors kaip ir juokingai, bet kur jūs čia žiūrite, nu, tą sindromą? Savaitgalį, reiškiasi, nuvažiavo Kubilius Visaginan. Vaikšto Kubilius po Visagino laukus ir koja užkliuvo už kurmiarausio. Jie blinkš nudrybo su savo didelę galvą, bumpst į Velėną, o žvaigždutės aplink galvą sukasi kaip multikos akis žvairos, atsisėdo ant užpakalio ir sako: 2020 metais čia stovės didinga pilis su didžiuliu neoniniu kupolu ir duos Lietuvai 1700 megavatų elektros energijos. Sako Kubilius, užkliuvęs už kurmiarausio. Nu, žinokit, kad čia ne sindromas. Aš pasakyčiau mūsų, tokį naują žodį, politikosai jaučia, kad dar 2020 metai yra labai toli ir už savo žodžius dar nereiks atsakyti. O kaip 2012 metai? Kas kaip? Taigi pasaulio pabaiga. Jūs man pasakykit, nafiga Vilniečiui 6400 litų alga 8 metais praėjus po pasaulio pabaigos? Kam jam ir man 1700 megavatų elektros energijos, kai tenai jos bus vo? Nu, žinot, gal nebus tos pasaulio pabaigos? Nebus. Jeigu Zuokas žada tokį atlyginimą, jeigu Kubilius žada tokią energiją, reiškiasi pasaulio pabaiga turi įvykti. Nu gerai, ne visam pasauliu, bet kažkurioje atskirai paimtoje šalyje jinai neišvengiama. Ne, nu jūs esate baisus pesimistas. Aš pesimistas. Taip. Aš realus realistas. Pagalvokit pats, jūs išdalinat 6400 litų kiekvienam. Ir jau po savaitę čia bus pasaulio pabaiga. O kodėl? Tai jeigu už greituosius kreditus žmonės visokį šlamštą superka išperka, tai už savus pinigus čia, žinot, liks dykynė tik tais tuščia. Einam į Gariūnus, aš jums parodysiu, ką galima nupirkti už 6400 litų. Einam.